Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Raudonasis Lapinas ir šiandien jums parodysiu, kaip prisidėti draugą prie savo paslaugos, kad tiek jūs, tiek jūsų draugas galėtų valdyti, pavyzdžiui, vieną Minecraft serverį. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu pamoka patiks, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Redfox Cloud kanalą, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai keliaujam į naršyklę. Atsidarom Redfox Cloud valdymo pultą ir kai jau esate atsidarę savo pulto pagrindinį langą, tuomet keliaujam į nustatymai. Čia matysite savo paskyros duomenis, vardą, UID, L-paštą, telefono numerį ir, sakykime, dar papildomą kokią vietą, jeigu jūs esate prisidėję. Tai mums reikia pavažiuoti šiek tiek žemiau ir pavažiavus šiek tiek žemiau yra skiltis pavadinimu papildomi naudotojai. Spaudžiame mygtuką valdymas, kaip matote papildomų naudotojų nėra. Dabar mums reikia įvesti naudotojo L-pašto adresą, tai greitai įvesiu L-pašto adresą. Ir kaip matote, tiesiog paspaudus pridėti mygtuką prisideda ir štai čia jau esu pridėjęs papildomą L-pašto adresą. Svarbu paminėti, kad jeigu norite pridėti papildomą naudotoją, jis būtinai turi būti susikūręs paskyrą Redfox Cloud svetainėje, nes kitokiu atveju gausite štai tokią žinutę. User does not have an account in our system, kas reiškia, kad naudotojas neturi paskyros mūsų sistemoje. Ir kaip matote pagal UID, dabar esu prie visai kitos paskyros ir kai aš esu pridėtas, kaip matot, Lapino paslauga. Vadinasi, tai yra ne mano paslauga, tai yra mano draugo, sakykime, paslauga, kurią aš galiu papildomai naudotis. Jeigu jos nematot pagrindiniam ekrane, bus paslaugų skiltyje. Ir štai dar kartą tik patikrinimui rodau paslaugų skiltis, kaip matote, Lapino paslauga ir, tai yra, sakykime, mano draugo paslauga. Labai svarbus dalykas, tai jeigu, sakykime, serveryje nutiko kažkokia tais bėda ir jūs matot, kad tos bėdos jūs negalite išspręsti patys ir jums reikia pagalbos, tai jūs galite pasikreipti į Redfox Cloud pagalbą, bet turėkite omenyje, kad kai pagalba paprašys UID ir jeigu jūs, kaip sakant, esat paslaugos bendrasavininkas, bet paslauga yra pirkta draugo ant draugo paskyros, tai jums reikia duoti draugo UID, ne jūsų, o draugo. Tai reiškia, kad būtinai, jeigu jau dalinatės kažkokia viena paslauga, vienu ar ten keliais serveriais, visą laiką bendri savininkai turėkite to originalaus savininko, ant kurio paskyros prikabintas yra, prikabinti tie serveriai, turėkit savininko UID. Tai šitai paprastai yra prisidėti draugą prie savo paslaugos ir kartu valdyti vieną Minecraft serverį arba daugiau kitų paslaugų. Jeigu jums patiko ši pamoka, būtinai paspausite mygtuką patinka ir prenumeruokite Redfox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir sekite Redfox Cloud. Nu, su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, tikiuosi, kad jums labai ši greita pamoka patiko ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate!